Praeitoje serijoje matėte, kaip man visiškai random važiuojant tiesiog pradėjo mirdinėti Lexusas. Priminsiu, kad iš pradžių numirė spidometras ir taip aš bandžiau daužyti per panelės viršų, nepadėjo, neatsigavo. Po to visas klimato kontrolės ir muzikos kompiuteris, po to šuo privėmė mašinai ir grįžęs radau, kad generatorius nebekrauna akumuliatoriaus. Šuns vėmalus išvaliau ir labai sėkmingai savo sugebėjau sulaikyti viduje. Rytechnikinis, o šiandien turiu senų elektromobilių patirtį, kur važiuoju su kokiu Nissan Leaf ir bijai, nes bet kada gali išsikrauti. Kodėl manau, kad generatorius? Nes kaip taip žiūriu akumuliatorių, rodo 12,16, ne? Ir tada mes jį užkuriam. Kaip ir minėjau, čia niekas nedega. Ir turi mažesnę srovę. Ir ta srovė krenta tiesiog ant tokių 6,8, 6,7, visiškai nekrauna akumuliatorius. Bliat, ir va būtinai dabar. Tai gerai, kad spėjom iš veterinarijos grįžti, nes šūniai problemų buvo, tai bent jau grįžom iš veterinarijos ir nereikėjo, bliat, su vėmenčiu šūniu stoti gatvėje kažkur. Žodžiu, situacija tokia, kad technikinį tai atšaukiau, nes Lexusas ataisyti iki technikinį yra be šansų. Ir aš dar šiandien turiu reikalų mieste, į kuriuos būtina man yra nuvykti. Tai mano bičiulis Vilius davė savo Passatą, tai dabar biškį važinėsiu su juo. O su Lexusu problema yra tame, kad man atrodo, kad generatoriaus elektra sugedo. Nes pats generatorius, jeigu tai yra problema su tokiais angliukais, kurie atsakingi už generatorius krovimą, jie po biškį miršta. Nėra, kad jie iš karto pup ir viso, dead. Mano situacija yra tokia, kad grinai važiuoju ir mirė. Viskas. Tai įtariam, kad bus problema su elektra pačiame generatoriuje, bet man, žodžiu, vis tiek reikia jį išsiardyti ir tada vežti pa žmonės, kurie jau tuo užsiema. Tai ar šiandien spės man viską padaryti, aš žiauriai abejoju. Aš turiu darbų, bet viskas iš esmės krenta, nes aš tiesiog net negaliu namo parvažiuoti. Bet galvoje susidėjau planą ir planas yra toks, kad išsiardyti Lexusą, surasti problemą, grįžti namo, pasidaryti darbus. Jeigu reikia nusipirkti papildomai detalių dar ir dėl ABS-o visų tų lempučių ir tada jį taisyti ir galimai praeiti techą, tik tai aš aišku neturiu kamerų pasiėmęs. Matysit mane va tokiu kampu, nes soriukas mano GoPro yra už 100 kilometrų. Labai smagu, kai yra pagalba. Tik šitą pagalbą galėtų nesubraižyti dažų man. Per vėl. Herme, raižinka. Bet grynas mechaniko katinas esi. Ką tu ten veiksi? Viskas. Goodbye, my friend. Goodbye, my love. Tikrai netokie žodžiai, bet... išėmiau dėžės. Oro. Ir dabar man reikia nuimti diržą kažkaip. Ir kažkuris iš visų šitų škyvų yra įtempėjęs, kurio darbas yra, kad šitas diržas įsitemptų ir nenukristų. Ir man atrodo, kad pagal vizualą turėtų būti va šitas va. Nes yra va tokia įtempėjo kojytė ir jisai va toks stovi. Nes visi kiti komponentai, jie kažką suka. Čia suka vandens pompą, čia suka generatorių, ten suka variklį, čia suka power steering visą sistemą, čia irgi kažką suka. Vadinasi, šitas, man atrodo, jis nieko nesuka. Tai jaučiu jisai. Pabandysiu. Blemba, turi būti šitas, man atrodo. Ir dabar, pagal idėją, reikia uždėti ant jo ir sukti prieš palei laikrodžio. Prieš ir palei. Prieš ir palei laikrodžio rodyklę. Man atrodo palei. Jaučiu, čia nėra tas dalykas, kur galima nežinot, bet, ką padarys. Aš nebuvau pasiruošęs šitam remontui. Eik, nakui. Čia reikia, blet. Čia reikia strategijos šitam darbui. Gerai, jeigu aš iš čia įtempsiu jį ir iš čia nuimsiu. Yes! Ir dabar gražiai nuimti. Opa. Nice. Gerai. Ir žinot, ką dabar darysiu?
O dabar įsijungs YouTube tutorialą. Kaip šitą daiktą išimti. Nors gal ir tutorialą nereikia, ką čia vienas varžtas. Vienas turėtų būti dar kažkur apačioj. Ir laidynas. Jo, ir laidynas. Ir tada šitą vešiu iš karto pa žmonės, kurie tvarko. Ir galbūt net šiandien spės padaryti. Nu čia aišku tas scenarijus, jeigu tikrai jame yra problema, nes jeigu ne jame yra problema, tai viskas, ką rodau, yra waste of time. Tai, nu bent jums smagu. Всё, daiktas išimtas. Audra buiselinį iškartėja. Pizda, čia yra visiškai speedrunas. Blet, kaip man patinka japonai. Žiauriai patogiai viskas padaryta. Praktiškai net nereikėjo labai daug pistis. O, pazačiukas, DSG automatas, всё законно. Ne, aš ne Paluckas, kas su zakonu būtų. Look at this sexy car. Visiškai be rudžių. Šiaip fainas mašinas. Jeigu reikėtų kasdienai kažkokio dizelio praktiško, tai aфиgenai. Tik va gaila, kad žiauriai smarkiai rudėja. Tai jaučiu visi, kas tokio Passato nori. Arba šiaip mąsto apie tokią mašiną, ima arba senesnę, arba naujesnę. Всё, pridau generatorių, už valandos paskambins. Ir tikiuosi su gerom naujienom. Sakė, per šiandien bandys padaryti, nes rytoj jisai nedirba. Tai man problema būtų, jeigu per šiandien nepadaryto, nes tada aš stringu kitą mieste porai dienų. Bet tikiuosi padarys, blemba. Tikiuosi, kad padarys. Pasiėmiau Lexo generatorių, kuris nusprogo ir man nieko nekrovė. Reziumė tame, kad su juo viskas gerai. Vadinasi, problema yra kažkur kitur. O dar didesnė problema yra ta, kad aš neįsivaizduoju kur. Aš taip tikėjausi, kad bus kažkas tiesiog jame generatoriuje, nusprogė ir viskas viens dar sutaisys man, bet... Fucking hell. Pažaiskim žaidimą. Spėkit, kas bandė išimti generatoriaus krovimo rėlę, kuri yra 60 amperų ir tokia labai didelė. Ir iš jos liko tik tai korpusas. Jeigu reikia vizualinės clue, tai va korpusas atrodo taip. Ir jeigu spėjote, kad jūs esate visiškai teisūs ir tos kojytės, kurios turėtų būti įlindusios, jos liko saugiklinėje. Tai aš dabar turėsiu kaip kokią erkę iš šūnę traukt gabalais. Ir gavau naują saugiklį tokį, iš antros tik parduotuvės, nes pasirodo tokių šiaip nėra. Ir bandysiu kažką padaryti. Ir kas svarbiausia, saugiklis tai geras. Bet aš tiesiog norėjau jį išimti ir pamatuoti, ar iki jo ateina srovė ir ar nuo jo išeina srovė. Ir vietoj to dabar važinėjau ir ieškau saugiklio. Nu, radau, bet važinėjau ir ieškojau saugiklio. Tai dabar jaučiuosi vėl kaip su Passatu, kur visas kontentas yra filmuojamas su telefonu iš mašinos. Ir tiesiog update'ai, kas man sekės ir kas man nesisekė, tai that's funny. Nu gerai, gal ne Passatas, gal Audi labiau. Jo, su Audi gal buvo labiau va ta situacija. Nu, labai įdomi, kad blet varžtas. Tiesiog laiko kontaktą. Iš generatoriaus išeina 11,5. Jeigu generatorius servise sakė, kad viskas gerai, jisai krauna, bet čianais jisai nekrauna, tai vadinas problema yra ne nuo generatoriaus į akumą, kas aš galvoju, o atvirkščiai, nuo X iki generatoriaus. Nu, iš esmės, nuo raktelio pasukimo iki generatoriaus toje grandinėje kažkas atsitiko. Ir dabar turim, ką turim. Nežinau. Eisiu dar kartą visus saugiklius pračekinsiu. Gal kažko nedamačiau. Spidakas veikia. Aišku, dega čekas, nes dachuja visko tinginėjau. Ir krovimas yra. Spėkit, ką padariau. Duosiu biškį priešistorę. Tai aš tam pradėjau viską ardyti. Nes man tėvuks sakė, kad jo, viskas patikrina saugikliai geri. Dabar prieš išvarant, sako, jo, reiktų patikrinti gal apačioj saugiklius, nes viršutiniai geri. Pasirodo, apačioj nieks nebuvo tikrinta. Ir karočią, ką aš radau, kad
10 A saugiklis pavadinimu Gaugė buvo sudegęs. Aš jį išėmiau, įdėjau, man užsidegė spidakas ir atsirado krovimas. Pakartosiu, kas neišgirdo. Man sudegė spidometro saugiklis ir dingo mašinoje akumuliatoriaus krovimas. Aš galvau, kad saugiklis yra patikrintas ir ardžiau absoliučiai viską iš eilės. Aš sakau, kad kažkas nahui negerai, nes ateina srovė į generatorių, bet ateina vienas laidas, tik tai vienas laidas minusinis būna. O iš generatoriaus srovė nebeišeina, nes generatorius geras. Tai va, kadangi vieną problemą radom, tai ką dabar galim daryti, kadangi vis tiek įsidirbė, sušylė, tai patikrinti šitą ratą, nes teoriškai šito rato ABS-o, aš atrodo kaip šūdinas magas, sistemoje yra problema, dėl ko man dega VSC, ABS ir visos kitos klaidos. ABS. Gali būti kontaktas, gali būti sensorius, gali būti žiedas, nežinau. Tai va, ką dar šiandien pasidarysiu, tai nusimsiu ir patikrinsiu, kas man neduoda tėcho šiuo metu. Jeigu pavyks sutaisyti, tai galbūt Lexus ir praeitų technikinį. Bet nežinau, aš labai bijau vis dėlto dėl galinės važiuoklės, bet, matysime. Žiedas gražus. O čia, akivaizdžiau, būtų kažkieno. Nes čia tikrai ne originalų. Hermetikas. Bet jau man tas toks. Čia dabar yra puikia proga paminėti dar vieną tokios mašinos problemą, kad kadangi jų nėra tiek daug, tai prasme nėra taip, kad jos ant kiekvieno posūkio matytųsi, čia ne Passatas, ne Audi A3, ne koks 5 Golfas. Kai reikia detalės, tarkim, man reikia ABS daviklio, labai paprastas, atrodo, paprasta prekė, ir jau jo nėra. Tada visą mieste ieškojau, tiek internete, tiek visur ir dėja jo nėra. Jeigu nori, reikia užsisakyti. Todėl dabar automatiškai aš negaliu Lexuso susitvarkyti tiesiog taip, kad palikti jo stovinčio ir važiuoti namo. O iš esmės turiu viską susirinkti, kaip buvo, ir tada užsisakyti internetu. Ir kai ateis detalė, vėl atvažiuoti į garažą arba tvarkytis kažkur kieme pas save. Kitas dalykas, kas turbūt nėra didelė tokia, yra problema, bet labiau yra komiška problema, tai yra detalių kainos. Tarkim, kaip manot, kiek kainuoja šitam Lexusui ABS daviklis, kurį dabar seną dedu atgal? Pagalvokit. Tai kaina yra 370 eurų už daviklį, kuris tiesiog skaičiuoja duomenis ir juos perduoda kompiuteriui. Už tokią detalę yra 370 eurų. Žinoma, čia mes kalbam apie originalą, kokį iš esmės reikėtų dėti, bet, atvirai pasakius, aš tokių pinigų neturiu, tai aš originalą tikrai šitą vietą nedėsiu, o dėsiu kažką į, realiai dėsiu tai, ką turės, nes, pasirinkimo tokiom detalėm nėra, ypač tokiom mašinom. Bet viskas gerai, aš žinojau, kad aš tokį iš esmės kainą mokėsiu turėdama šitą mašiną ir aš domėjausi prieš pirkdamas iš esmės kiek yra dėvėtų dalių, kokios jų kainos, visa kita. Tai aš žinojau, kad bus brangu, bet aš žinojau, kad aš susimoku už gerą važiavimą, patogų važiavimą, superinę mašiną ir tokią netradicinę patirtį, galim tai pasakyti. Tu suka, veržlę pamiršau uždėti. Ir jeigu dabar galvojat, kad Lexuso istorija su spidometro nekrovimu taip ir tiesiog baigėsi, tai klystat. Nes šiandien ryte aš įmušu atbulinį ir vėl viskas užgesta. Saugiklis yra perdegęs. Pakeičiu saugiklį, įmetu į D arba visas kitus bėgius
Viskas gerai. Vos įmetat atbulinį, saugiklis iš karto iškepa. Kažkart rampina atbulinis ir galiu parodyti, kaip tai atrodo. Aišku, užsidegė dar. O jau nebe. Papildoma lemputė. Nu va, dabar yra neutral. Ane. Jeigu įmetu D, viskas gerai. 4, 3, 2. Viskas yra iš esmės gerai. Ir vos įmušu atbulinį, užgesta. Viskas. Vadinasi, mašina krovimo nebeturi, spidometras neveikia, nieko toli nenuvažiuosiu. Bet bėgis atbulinio veikia, viskas gerai. Tai vadinasi, mes vakar visą dieną tiesiog tvarkiam pasekmę, bet ne problemą. Nes nuo saugyklės, aš tik vakar galvojau, kad saugyklis tai dėl kažko turėjo iškepti. Nėra, kad jis tiesiog iškepa. Ir pasirodo kažkas susijęs su atbuliniu turi. Here we go again. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба Твоего, духа нечистого изгони, аминь. Потерпи, Валерчик, говорил тебе, что сосиски от лукавого. Отступи, лукавый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба Твоего, духа нечистого изгони, аминь. Потерпи, Валерчик, говорил тебе, что сосиски от лукавого. Отступи, лукавый,